Sveiki visi, čia Mantas iš Matiekos, ačiū, kas žiūrit. Dabar 21 toksai iš bendro išprusimo arba žinot tiesiog grafikų savybės, tai trumpai apie kiekvieną iš tų grafikų. Aišku, nebrėžiau ranka, pasinaudojau grafinę desmos braižyklę. Taip, tai turim 3/7 pakeltą neigiamą x-u. Žinoma, rodiklinė funkcija, bet ką jinai daro, kadangi trupmeninis būtų mažėjantis, kadangi pagrindas, jeigu trupmeninis, tai būtų mažėjantis, bet jeigu dar trupmeninis laipsnis, tai darytų dvigubą apvertimą. Tai aišku, mažėjanti taptų didėjančia ir turim žalia funkcija. Aš tiesiog pasislinksiu, kad geriau matytis. Tai žalia funkcija yra pati pirmoji ir jinai, aišku, yra didėjanti. Tai netinka. Pažymėsiu, kad šitą ne. Paimsiu sekančią, tai yra hiperbolė. Tai hiperbolė, kadangi yra šiaip standartinė hiperbolė būtų visą laiką mažėjanti, pirmam ir trečiam ketvirčiuose, bet neigiama parabolė, kadangi yra minusas, tai apsiverstų į antrą ir ketvirtą ketvirčius ir matome, kad jinai yra didėjanti. Antroji yra kažkokias šiek tiek kad lengviau man būtų matytis, susižymėsiu Rosbo funkcijos. Tai pirmoji yra rodiklinė, tai šitą rodiklinė jinai visą laiką didėja, tai 3/7 x-uoju jinai visą laiką didėjanti. Tada paimsiu sekančią parabolę, tai ne parabolė bus fioletinė. Čia minus 3x minus 7, tai matome grafikas paslinktas 7. Tai tiesiog čia šita bus parabolė. Tada sekanti, aišku, tiesinė funkcija, kur kerta x ašį ties minus 3 ir teigiamas koeficientas, tai visą laiką bus didėjanti. Irgi netinka, tai iš tų mažėjančių bus tik tais likusios 2. Iš tų mažėjančių bus likusios 2, tai raudona yra parabolė 7 laipsnio ir matome, jeigu priešais skliaustelius, jeigu yra minusas, tai ta raudona parabolė bus mažėjanti visoje savo srityje. Aišku, susižymėsiu, kurie netinkami, tai netinka ir netinka, tai parabolė tinkama yra. Ir kubinės šaknies grafikas. Taip pat bus, kur tas kubinės šaknies grafikas, paskutinis mėlynas, bus visą laiką mažėjantis. Tai šitas kubinės šaknies grafikas irgi bus mažėjantis, susižymėsiu kuris. Tai būtent šitas grafikas, kaip matome, mažėja ir jisai minus kubinė šaknis iš x minus 7. Čia plačiau turbūt reikėtų visus grafikus žinoti, kaip atrodo tiesiog grafikai. Ir jeigu norėsite, galite prisijungti komentaruose. Nuorodai bus, galite komentaruose prisijungti ir rasti visus grafikus. Tai tiek. Ačiū žiūrėjusiems.